Sveiki, esu Viktorija ir noriu pasidalinti savo patirtimi baigus 11-11 kursą, kurį vedė labai nuostabi moteris, vedlė Diana. Tai visų pirma, tau noriu padėkoti, kad suteikai galimybę dalyvauti šiame kurse, tikrai nuostabiame, šviesos kupiname. Apie šį kursą sužinojau sekdama Facebooko profilį, Dianos Facebooko profilį, ir pamačiusi, kad bus, net nebuvo pirmiausia apie kursą, kažkas ateina šviesaus, kažkas nuostabaus, ir viduje užsidegė tokia lemputė, sušvito ir šaukė, aš noriu. Tačiau nešaukė, o buvo toks iš vidaus giliai toks, aš noriu, čia man, aš noriu. Ir tada buvo pasidalimas, kad jau kviečiami žmonės į kursą. Aš galvoju, reikia parašyti, susirašiau jau ten, galvoju po darbo, gal vakare parašysiu, kažkaip neprisiruošiu. Ir ten kažkas va taip užsegtukų laikė ir atgal tempė. Vėliau truputėlį, o kai jau pamačiau, kad noriu rašyti, o žiūriu, jau ten vietų nebėra. Tai toks giliai, toks net verksniukas, ašarėlė tokia, ką darysi, matomai ne man. Ir paskui pasirodė dar pranešimas, kad dar papildomai priima, ir tada jau savo pasakiau, kad, nes jau tiesiog rėkte rėkia iš vidaus. Okei, aš einu, prašau. Ir parašiau žinutę ir, aišku, ten dar nei patvirtinimo nebuvo nieko, bet parašiau žinutę ir tokia net susigraudinau, tokia atrodo. Būčiau išgirdusi chorą angelų kažkur tai, patį gražiausią, pačių nuostabiausių balselių vaikų, kokių nors chorą, kai susigraudini ten taip gailiai iš vidaus, džiaugsmo ašaromis. Tai va šitaip aš pakliuvau šitą kursą. Čia aš labai daug išmokau. Visų pirma, tai pamačiau, sutikau daug žmonių, grupiokų, kurie, tiesiog skleidėsi ir kartais atrodė, kad aš per mažai skleidžiuosi, kodėl man nepavyksta kažkaip. Bet viduje buvo žinojimas, kad viskas savo laiku ateina. Ir atėjo, aišku, labai lėtai, matomai pas mane tokie lėtesni procesai. Atėjo lėtai ir išmokau ko. Tai visų pirma save mylėti. Mokausi teisingiau. Išmokau, daug labai gavau informacijos ir išmokau, kaip pažinti ir suprasti ne tik fizinį pasaulį, bet ir tai, kas yra aplink mus ir nematoma akivaizdžiai. Ir išmokau su tuo kontaktuoti ir pradėjau jausti tai, kas yra aukštų vibracijų, tai yra dieviškos meilės, angeliško, ar ne. Ir pradėjau jausti tai, kas tempia žemyn, žemų vibracijų. Man labiausiai įsiminė turbūt paskaitos, pamokos apie įvairias būtybės, apie kurias šiaip nerasi informacijos niekur. Ir
ir supratau, kad kiekvienam žmogui, be išimties kiekvienam yra duota vienodai. Tik tai tiek, kad kiekvienas iš mūsų pasiimame tiek, kiek yra tam skirtas laikas, ar ne? Kam anksčiau, kam vėliau. Kas labiau pasistengia, gali ir anksčiau ateiti. Vieną dalyką noriu pasakyti, kad nebus taip, kad sėdėsim ant sofutės ir duos mums tą bilietėlį, ar ne, loterijos ir atidarę mes, laimėjau, nueisiu pas jums laimėjimą ir dabar jau gyvensiu rojuje, ar ne? Tam, kad mes pajaustumėm savyje tą rojų, tą laimę vidinę, reikia įdėti pačiam darbo. Ir kurse iš tikrųjų ir buvo tokių iššūkių. Ir reikėjo juk ir susijungti su grupokais, daryti tam tikras praktikas, vieni su kitais mokytis. Kartu su Dianos, aišku, sužiūrėjimu. Ir, tik ne tai, aš visai nesiruošiau, čia nesąmonė, aš čia žadėjau tik klausytis kažkokios tai informacijos, o kad čia reikės daryti. O taip, vaikeli, pakliuvai. Tai va, tai ir dariau. Ne viskas iš karto pavyko, kas anksčiau, kas vėliau atėjo. Reikėjo per kažką persilaužti ir tam reikėjo laiko, tam buvo 6 mėnesių laiko kai kuriem dalykam. Namų darbų tikrai buvo labai daug, bet buvo duota laiko tikrai padaryti juos iki galo. Ir yra, ko dar nepadariau. Bet jie tikrai yra skirti tam, kad kiekvienas galėtų pats, naudodamasis tais įrankiais, keliauti į priekį. Taigi aš tos namų darbus padarysiu, tai dėl savęs. Ir noriu pasakyti, kas sugalvos eiti į šitą kursą. Jeigu toks bus, panašu, kad bus. Tai nusiteikti, padirbėti, bet tai tikrai negąsdina, kai tu žinai, kad yra rezultatas. Ir kai tu jauti tą rezultatą savo kūnu ir sielą, kai tu transformuojasi tiesiog akyse. Ten sėdi mėnesį laiko, ne, paukšt ten vienas kažkas tai tokio atsigėrė. Ir tada vėl tu ten kažkur tai gal užsiblokavo, kažkokie dar blokai kažkur tai, ne, ir paleidžia taip, kad net išneša. Taip, kad net išneša. Taigi labai daug blokų nukrito, nusiėmiau, labai daug kur išsivaliau. Labai daug šviesos priėmiau ir keliauju pirmyn, esu pasiryžusi keliauti pirmyn, nes kas buvo iki šiol, tai buvo tiek daug senų programų, tiek daug senų įsitikinimų, tiek daug įdiegtų programų ir atsineštų jau gimstant programų ir aš pasiryžusi tai toliau nusimetinėti, nes tikrai dar turiu daug ko. Dar daug ko ir turbūt kiekvienas turi daug ko. Ir labai norėčiau palinkėti, jeigu jaučiate, kad čia jums, jūs norit keliauti pirmyn, o ne eiti atgal ir sustoti, turit kažkokių tai įpročių, blogų ar ne, kažkokių tai, kas tempia jūs ir iš jūsų visą energiją siurbia. Ne, visokie žalingi įpročiai ar ne tik tai žalingi įpročiai, kažkokie tai savybės tam tikros, kurios nebūtinai jūsų yra, o kažkieno primestos. Tai
jeigu norit keliauti priekį, aš manau, kad šitas kursas jums padės labai ir po jo jau ir patiem norėsis tą šviesą, kurią priimsite, dalintis su kitais, kad kitiem taip pat būtų spyris užpakalį ir ne tik, tai tiesiog dalintis tą šviesą, tą meilę. Ir tai jaučiasi iš kiekvieno kurso dalyvio. Nežinau, buvo tų kurso dalyvių, kuriem dar lėčiau viskas eina, bet daugumai tiesiog matosi, kaip jie šviečia ir dalyjasi ir netgi gydo ir pakeitė profesijas. Sritis tai yra, kur dirba ir džiaugiasi tuo, atradę save ir aš pati atrandu irgi save savyje. Taigi, tiesa, tai, ką sumokėjau, tai buvo ir tai, ką gavau, kaip čia pasakius, kaip ir visi sakė, tai yra labai maža suma. Tai aš nežinau, net nežinau su ko sulyginti, neįmanoma tai sulyginti, tikrai yra neįkainojama ir dėkoju tau, Diana, iš tikrųjų tai buvo ir tavo tam tikra dovana. Nežinau, ką tu ten užsidirbai, nieko, tai buvo simboliškai, taip kad tikrai tiek daug informacijos, tiek daug ir tokie pokyčiai, ir toks vidinis nušvitimas, jis neįkainojamas tiesiog, apie pinigus čia net nėra ką kalbėti. Taigi, rekomenduočiau visiems šį kursą keliauti, kurie norite keliauti priekį, keliauti į šviesą, ją priimti, dalintis, atsijungti nuo visko, kas jūs laiko ir klausykit savo vidaus, savo vidinio aš, kad nepasimestumėt kelyje. Eiti savo keliu, savo, ne kažkieno kito, o savo. Mylėkit save, siunčiu daug meilės, mylėkit, pasitikėkit, laiminu jūs.